Pasitelkiant ES struktūrinių fondų lėšas, Lietuvoje kuriami 5 silicio tipo slėniai – Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Juose veiks naujausia mokslinė įranga, bus atliekami biomedicinos ir biotechnologijos, medžiagų mokslo, fizikinių ir cheminių technologijų, inžinerijos, informacinių technologijų, gamtos išteklių ir žemės ūkio moksliniai tyrimai. Mokslo, verslo ir studijų slėniai yra galimybė pasiekti bendrų rezultatų reikalingų ne tik mokslui, bet ir verslo plėtrai. Tai yra labai gražių pavyzdžių, kada tie slėniai jau pajudėjo ir pasiekti pirmieji rezultatai. Prieš metus Vilniaus universiteto veiksmų modeliavimo laboratorijoje buvo sumontuotas superkompiuteris, kuris šiandien skirtas ne tik mokslui, bet ir praktiniai veiklai. Superkompiuteris apjungia daugelius sričių mokslininkus, tai yra ir chemikus, kurie sintetina medžiagas, ir fizikus eksperimentatorius, kurie eksperimentiškai tyria, ir po to teoretikus, tai yra mus, kurie modeliuoja, tai yra norėdami paaiškinti, kas ten tose medžiagose vyksta. Vilniaus universiteto fizikai ieško ir verslo partnerių, kuriems reiktų superkompiuterio pajėgumų atlikti praktinius skaičiavimus. Šis įrenginys turi daugiau nei 1000 procesorių ir yra skirtas vienai užduočiai vienu metu atlikti. Tokių didelių resursų reikia pavyzdžiui meteorologams. Tad taupydama lėšas, meteorologijos tarnyba taip pat tikisi tam tikrus skaičiavimus atlikti su saulėtekio slėnio moderniausia įranga. Atsirado tokių dalykų naujų, kaip pavyzdžiui, aš konkrečiai žinau, saulės energetika, kur yra įvairiausių tipų moduliai, fotovoltiniai atsiranda, kurie dirba įvairiomis sąlygomis ir pradeda kauptis tiek duomenų, kad pradedi nebepajėgus jų išanalizuoti. Ir tokio instrumento atsiradimas, kur galima greitai spręsti didelį uždavinį, tai yra fantastika. Integruotose mokslo studijų ir verslo centruose naujausia mokslinė įranga tyrimams galės naudotis ne tik mokslininkai ir stažuotojai, bet ir privataus sektoriaus vartotojai. Bendra tyriamojo darbo erdvė sudarys sąlygas susitikti įvairiuose aukštųjų technologijų srityse ir projektuose dirbantiems Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkams.